Labas rytas. Taigi sveiki atvykę prie naujo video. Šiandien mes žaidžiame Minecraftą. Ir dabar mes eisim į lauką pirmą. Žiūrėkit, mano šuniukas vienuolis. Tada kryperės už durų, kuris jau prabuvo 3 paras. Čia mano papūga. Žiūrėkit, naujas diskas atsirado, va toks baltas. Iš gasto gali gauti. Arba iš kažko kito, nes mačiau rašė po komentarą, kad gali gauti naują jau diską iš gasto ar ko. Tai va, įdedi. Ir mes paklausom. Tik labai čia garsiai padariau, nes pirmai pusitom su papūgėlė. Žiūrėkit, aš dabar čia statau, kaip čia pasakius, ten, kur deda diskus, kaip Edvis dėjo tuos diskus į va šitą erdvėlaivį tipo erdvėlaivį. Tai aš irgi pastatysiu. Tikrai aš nekopinu Edvio idėjų. Tikrai ne. Tik labai noris atkartoti, bet nespalvo. Tik noriu atkartoti Edvio statinius visokius, bet nespalvomis. Savo spalvos pasirenku, nes labai aš irgi noriu atkurti tuos visokius. Vis atrodo viską noriu atkurti Edvio. Ir kai tik pradėjau lyti, kokį išeinu į lauką, kaip atrodo. Taigi nelaimu. Čia toks ūkas. Ūkas čia toks. Kas čia per langas? Supratau. Gerai, galima statyti. Gerai. Tai turbūt turiu visas detalės. Šitokį gerai. Palabas papūgėlė. Čia reikia statyti. Aš ją pagreitinau, kad būtų mano papūgėlė, tai dabar jame man nesekioja. Ir dabar man jame paties. Šitai, ok. O matyt naują Edvio hardcore išlikimą. Jeigu nematėte, eikit pažiūrėti. Šitaip. Bet aš dar ir kitaip biškį darysiu. Taip. Šitaip. Ok, dabar ką dabar?
Tai pirmą apstatysiu, kad jeigu užsistatyčiau su survival režimu ir netyčia prisivėžčiau, tai nežinočiau, kur aš čia prisiliečiau. Nu, gal tik durnius nežinotų, kur prisiliečiau. Tai tada biškį kaput. Okay. Šitaip. Arba gal ant langų šitaip. Čia toks apšvietimas su šitu ir ant langų padedam. Kaip? Davai taip padarysiu. Ok, pradėsim nuo pačių blogiausių diskų. Čia grauda tai stipriai. Ok, jau šitaip, tada šitaip ir šitaip. Turėtų užtekti galimybės. Aš durna. Šitaip. Ok. Šitaip. Jep, užteks. Dar tikrai užteks. Dar keliom tada paliksiu vietos. Jeigu atsirastų naujų diskų, tai paliksiu tikrai vietos. Pabaigoje buvo tai. Dabar šitaip. Šitaip. Ir pats naujausias. Mano geriausias. Šitas. Mano mėgstamiausias šitas. Pats geriausias. Čia reikia apšviesti, nes čia UDAS. Jeigu nieks nesuprato, tai tada gerai. O jeigu supratot, nerašykit. Nerašykit komentarus. Kiek čia reikėjo atsakyti? Ir galbūt. Toks. Turėtų tikt. O dabar negriaudyti, biškį krūptelėjau. Dabar šitą reikia išardyti, nes čia šoksi ir šitaip skrieja. Aš ką tik mačiau, kai trenkė, ką tik prieš akis. Matyt, o čia trenkė. Ten, kur parodžiau, o ten kažkur trenkė. Aš nuo toks iškrentu ir trenkė žaibas. Nora, paklausyti dar kartą tos. Žiauriai cool muzika. Einu paklausyti dar kitų. Taipogi. Šito. Tada šito. Sulaužytą, na, paklausyti. Nu, paklausys. Jeigu eina, tai tada gerai. Tada
paklausysim šitą patį pirmą. Ir šitą paskutinį. Čia tokie garsai atspindi. Gerai, nebegrok. Ko tu čia mumriaugi? Dėsiu aš tau vieną plosiu per veidą. Šitas pats geriausias. Tikriausiai visi paklauso 10 geras. Aš klausau 10 kartų. Gerai. Čia tokia labanakt vaikučiam, tokia biškį baisoka. Kreipį dainelį. Turbūt biškį laiko apsišiktų, bet galima. What the f is this? Negrok tu čia man. Kas aš? Ir čia. Ne? Vėl ta pati dainelė. Neklausysiu. Reikia saulė, reikia dar biškį kažkiek įsimiegot, kažkiek, jeigu spėsiu. O, spėju, dar vis. Žinai, šitą dainelę, kur aš dabar dainu.
Jeigu žinot, tai parašykit komentaruose. Turbūt niekas nesuprato. Liebas, 11. Vienelis. Ir taip aš palaikau duris atidarytas. Aš yra durnas. Čia atrodo čia ant langų, taip uždeda įrengą. Kur mano papūga? Papūga! Ai, jinai ten. Jinai taip lėtai leidžiasi. Pusę metų leis. Nuoširdurns. Eik tu na. Manau, kad čia... Oh my gosh. Norėjau pasakyti, manau, kad čia ir užbaigsim video. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Evaldas ir viso gero.